Materialinės gerovės pasiekimo paslaptis dvasinio tobulėjimo kelyje. Dauguma žmonių neturi informacijos ir žinių apie tai, kaip teisingai gyventi, ką daryti, kad būtum sveikas, klestintis, laimingas ir turtingas. Žmonės neteisingai supranta turtą. Viena vertus visi to nori, bet kita vertus daro viską, kad jo neturėtų. Žmogus ateina į šį gyvenimą nekentėti, bet jei jūs kenčiate, tai reiškia, kad jūs kažką savo gyvenime darote ne taip. Jūs darote klaidas patys to nesuprasdami, nesuvokdami, o už padarytas klaidas mokate kentėdami. Tai reikia atpažinti ir suprasti. Jei jūs nepažeidžiate visatos dėsnių, gyvybės dėsnių, materijos dėsnių, finansinės gerovės dėsnių, jūs visada klestėsite, būsite turtingi ir sveiki žmonės. Bet jei žmogus kenčia, tai yra rodiklis, kad jis kažką daro ne taip. Jei, pavyzdžiui, žmogus serga virškinamojo trakto ligomis, tai priežastimi gali būti jo godumas, šykštumas. Daugelis žmonių man sako, aš nesu godus, esu tiesiog taupus, bet taupumas yra vienas iš godumo aspektų. Kas atsitinka visuotinėme kosminėme lygmenyje, kada jūs taupote savo gyvenime? Kosmosui jūs paskelbėte apie save kaip apie ribotą žmogų, kuriam nuolat trūksta ir kuris yra priverstas nuolat taupyti. Kosmosas tai kaip kopijavimo aparatas. Jis neanalizuoja. Reikia jums ar nereikia, jis mato jūsų prašymą, kad gyventumėte menką, taupų gyvenimą ir net kai pinigų yra. Jūs sakote, kad jų nėra. Kosmosas suteikia jums sekančią įvykių eigą, kurioje tikrai neturėsite net pinigų. Kai žmogus net neturėdamas pinigų, bet savo vidumi jis vis tiek jaučiasi esąs turtingu žmogumi, jis yra turtinga siela, jis netgi pasiruošęs pasidalinti paskutinę dešimtinę iš savo kišenės. Štai tokiam žmogui kosmosas suteiks situaciją, įvykį, susitikimus su žmonėmis, suorganizuos erdvę, kurioje jis įgis pinigų. Natūralu, turėdamas pinigų, pasitenkinimą, galimybę, žmogus bus laimingas. Dauguma žmonių nesupranta, kaip reikia teisingai gyventi, kad turėtumėte pinigų. Norint turėti materialinę gerovę, sveikatą, sėkmę, klestėjimą, viso to reikia išmokti. Besimokantis asmenybės ugdymo centre visą tai įgyja. Na, kai ateina žmogus ir nori viską turėti ir nieko už tai neduoti, argi jis gali pasiekti aukštumų? Žmogus turi visada gyventi tikslu mokėti atiduoti, dalinti su tais, kuriems to reikia. Tokiam žmogui visada bus duota. Juk tai visatos dėsnis. Prieš ką nors imdamas visada turi atiduoti. Jei laikomės visatos dėsnių, mes gyvename laimingus bei nuostabius gyvenimus. Nesilaikome, tai gyvename žemišką, kasdienišką gyvenimą, kenčiame. Kai jūs keičiatės, tai keičiasi ir jūsų supantis pasaulis. O kaip pas mus žmonės yra pripratę? Štai jei jis ar ji pasikeis, tada ir aš keisiuosi. Nesulauksite. Pirmiausia, turite keistis jūs, tada keisis ir jūsų supantis pasaulis. Toks yra visatos dėsnis. Kiekvienas žmogus yra individualus savo raidoje, kiekvienas suvokia informaciją savaip, nes kiekvieno žmogaus smegenys yra unikalios. Matau ir skaitau pas mane besimokančių žmonių mintis. Matau ir žinau, kaip jie suvokia mane ir žinias, kurias aš jiems duodu. Visi šie žmonės patiria pokyčius savo gyvenime. Ašgi pripildau juos energiją. Kai aš dirbu su žmonėmis, aš ne tik pateikiu informaciją, dirbdama praktikose ir mechanizmuose, aš sąveikauju su žmonėmis. Kiekvieną žmogų pripildau energiją, išvalau, atnaujinu ir atjauninu, atstatau jų sveikatos stovį. Mokau žmonės priimti teisingus sprendimus, parodau, kaip tai padaryti. Juk galime visą tai, nes juk pačiame žmoguje slypi didžioji galia, bet ji miega. Žmonės deja nepasinaudoja šiomis galimybėmis ir gebėjimais, kuriais jie be išimties yra apdovanoti. Žmonės gyvenantis teisingą, sveiką gyvenimo būdą turi didelį energijos potencialą. Aš mokau, kaip jį atidaryti ir išmokti juo naudotis.
Kelias į laimę visiems žmonėms yra skirtingas, tačiau iš esmės yra vienas ir tas pats. Jūs būsite laimingas visais savo egzistencijos aspektais, jei būsite dvasingas žmogus. Jei mylite, užjaučiate kitus žmones, uždirbate pinigus kitaip nei parduodami alkoholinius gėrimus ir cigaretes, tuo žudydami žmones, jūs esate už tai atsakingi. Žmogus klesti tik tada, kai savo darbu atneša naudos kitiems. Pavyzdžiui, kepa skanias bandeles ir jas parduoda, ar augina derlių. Tai teisingų būdų uždirbti pinigai. Jei jūs uždirbate darydami žmonėms žalą, norite to ar nenorite, būsite nubausti. Norite būti laimingi? Išmokite gyventi dėl kitų žmonių gerovės, ne tik savo. Juk visada yra išeitis. Kada išnyksta blogo veiksmo priežastis? Kai žmogus suvokia ir priima savo klaidą ar pasiklydimą ir atleidžia savo. Tada tokia klaida išnyksta. Juk Kristus sakė, šventasis akimirksniu gali tapti nusidėjėliu, o nusidėjėlis akimirksniu gali tapti šventuoju. Jei jūs pats suvokiate ir siekiate tobulumo, vystymosi, jūsų laukia ilgas ir laimingas kelias.